Nu ką, labas rytas, traderiai. Kaip gyvenat? Tikiuosi viskas gerai, tikiuosi jūsų pozicijos saugios yra. Šiandien mažiau techninės analizės. Karts nuo karto visai smagu yra paskaityti komentarus. Šiaip aš atrašinėjau komentarus, jeigu pastebėjot. Tai galite man irgi parašyti ar savo nuomonę, ar gal kokią valiutą pažiūrėti, ar kad ir kas tai bebūtų, nesvarbu. Ir dabar užmetu komentarą. Bum, galite arba sustabdyti, arba sekundį paskaityti. Ir aš pats telefoną dabar atsidaręs esu, tai pasižiūrėsiu. Tai va, pagrindinis akcentas. Va čia tai traderis remiasi pointais. Visiškai neteisus. Tai aš suprantu. Aš tikrai suprantu. Yra daug lengviau kitus kaltinti už savo, pavyzdžiui, veiksmus. Ar, pavyzdžiui, jeigu kopijuojat mano treidus, mėginat žiūrėti mano stepus, aš suprantu, yra daug lengviau, jeigu nepasiseka, jeigu neturi techninės analizės žinių, yra daug lengviau kaltinti kitus. Yra daug smagiau kaltinti kitus, nes tada pats blogai nesijauti dėl savęs. Daug lengviau tiesiog apkalbėti kitą, stumti ant kito, pašiepti kitą. Aš suprantu, aš tikrai suprantu, aš pats taip ir esu daręs, ir iki dabar darau, ir kartais to nepajaučiu sąmoningai. Kartais pergalvoju, suprantu savo klaidas, bet aš suprantu pyktį. Aš suprantu, sakau, viską suprantu. Bet reikia būti patiem atsakingiam. Reikia patiem būti sąmoningiam ir faktas, ką jūs duodat, tą jūs ir gaunat. Jeigu jūs duodat tą, kiti kalti, kiti blogi, viskas yra apie kitus. Niekada nebus gerai. Jūs turit patys pasiimti, patys viską daryti, išmokti ir patys būti atsakingi. Nes kai esat patys atsakingi, jūsų nieks nepajudins. Tai vat. Ir tarp kitko, dar vienas juokingas dalykas, irgi ant ekrano užmetu, aš prieš tai esančiam video, aš daviau short setupą. Pasižiūrėkit dabar sekundį, tą short setupą, jis yra būtent šitos supply zonos, nuo šitos supply zonos. Tai biškį mes ėjom, nepilnai, turėjom tokį viką ir atgal. Tai labai gražus short setupas būtų buvęs. Aš pats neįlindau į shortą, bet tas pats žmogus, kuris, pavyzdžiui, rašė neteisus, čia lievai, čia dar kažkas, tai realiai prieš tai esančiam video mano bias irgi, mano techninė analizė, ne mano nuomonė, nei kažkas ten kils, kris, nesvarbu, buvo, čia yra geras setupas short. Ir labai geras setupas ir buvo shortai. Aš pats neįlindau. Gal kažkas pasinaudoja mano shortą. Jei kas pasinaudojat, parašykit komentaruose ar į telegramą man. Smagu, kai kitiems sekasi. Tai vat, ką mes turim? Mes turim realiai šitą manipulaciją susigrąžinom ir dabar realiai vietoj stojam. Toks mini range'as gal čia gausis ant balandinio, pasižiūrėkim. Realiai čia. Nieks dabar nevyksta. Realiai toks kritimas įvyko, kad mes, principe, šitas kelias žvakės 4 valandos susigrąžinom ir čia buvo visas mūsų kritimas. Tai va, žodžiu, iš sistemos aš irgi išsivaliau šitą dalyką. Tikiuosi kažką išsinešėt iš to. Tai va, tai šiandien tiek. Vis kartoju, kiekvieną dieną padarau po vieną video, bet vis kartoju, kad, jeigu bus proga, padarysiu dar vieną. Labai norėčiau padaryti 2, 3, 4 dabar dar šviesolaidinį internetą įsivedžiau, tai tikrai labai greit viską uploadina, viskas žiauriai greit, bet nėra laiko, tiesiog nėra fiziškai laiko. Bet kai tik jo bus, aš pažadu, bus daug daugiau video per dieną. Mėginsiu minimum 2, 3, 4, kaip pasitaikys. Tai va, jeigu jums patinka, spauskit laiką, palikit komentarą, išsisaugokit, pafollowinkit. Mane tikrai tai motyvuoja toliau kurti, toliau daryti. Turim žiauriai gerą community. Jeigu norit pradėti trading, tai pasiekit telegramą, Oskaras Trading.
Prisijunkit prie mūsų privačių grupių, kur žmonės diskutuoja, kalba, treidina aktyviai, mokinasi. Žodžiu, turim įvairų didelį spektrą paslaugų. Jeigu norit sužinoti apie jį, parašykit man. Tai va. Ir viskas. Tokias naujienas. Tai va, tikiuosi, viskas gerai, jūsų nelikvidavo, ar į viršų, ar į apačią, kad ir kaip bebūtų buvę. Ir jo, peace ir susimatysim jau kitame video.